Pilietiškumo dėlionė. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir Romas Sadauskas. Labadiena, Romai. Labadiena. Kągi, vasara baigėsi, pilietiškumo dėlionė šiandien šiek tiek lengvesnė tema, bet be jokios abejonės nepabėgsime nuo gyvenimo realių. Baltarusija, pasienis su Baltarusija ir ne tik su Baltarusija. Štai, ką tik paaiškėjo, jog Lietuva ruošiasi uždaryti dar 2 pasienio kontrolės punktus. Romai, kokia situacija pasienyje, kaip žmonės reaguoja į tai? Netrukus mes išgirsime ir vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės paaiškinimus, kodėl vis dėlto Lietuva planuoja uždaryti dar 2 papildomus punktus. Iš 6 2 uždaryti, dar 2 planuojama, liks šiek tiek mažiau. Kadangi aš esu iš pietų Lietuvos, tai labiausiai girdžiu apie Raigardo postą pirmiausia ir atgarsius į tai. Vis dėlto tai yra postas, per kurį į Baltarusiją važiuoja visas tas kampas Lietuvos, kuriam per kitus postus jau būtų tolokai važiuoti. Kalbu apie tas vos ne kasdieninės kelionės, apsipirkti, pasinaudojimas to Lukašenko sumanyta bevizinių kelionių galimybėmis ir plus dar visą Baltarusijos sanatoriją. Beje, patys Baltarusiai skelbia, kad per tą laiką, kai buvo įvestas bevizis režimas ir ne vien tik tai pietų Lietuvos gyventojai, jų buvo apie 400 000, bent jau vizitų. Na, žinoma, čia skaičiuojami tie patys žmonės, kurie galbūt važiuoja ten į savaitę po keletą kartų. Druskininkuose mano žiniom yra apie 200-250 žmonių, kurie važinėja reguliariai, kuriems tai yra, jeigu ne profesija, tai bent jau antras pragyvenimo šaltinis. Bet Druskininkuose mes turime ir oficialų Baltarusijos objektą, tai yra sanatorija Belarus. Taip, ir jie daug ką įsiveža, netgi maisto produktų dalį jie vežasi. Sakysim, per pandemiją tie ryšiai truputį aptirpo, daug ką susirado vietinius tiekėjus, bet vis tiek ir dalis jų darbuotojų važinėja, kai kurie gyvena Druskininkuose, bet turi po 2 pasus ir keliauja vis tiek, jei ne savaitgaliais grįžta į Baltarusiją, tai bent jau po kelis kartus per mėnesį važiuoja. Tai tas judėjimas vyksta ir Baltarusijos sanatorija yra vienas iš tokių taškų, iš kur tas judėjimas didžiausias. Beje, kalbant apie tą dvigubą pilietybę, ar ne, prisimenam diskusijas, kiek jų iki dabar yra dėl dvigubos pilietybės lietuviams gyvenantiems diasporoje, užsienio šalyse. Ir štai Lietuva pati, Romai, kaip tau atrodo, ar mes žinome, kiek pasienio, jeigu taip apibėgti visą Lietuvos pasienį, tiek Kaliningrado sritis, tiek pasienį su Baltarusija, tiek pasienį su Rusija, kiek žmonių gyvenantis pasienio zonose turi tos dvigubus pasus, apie kuriuos niekas nežino, tik jie patys? Kažkaip Lietuva tuo nesidomėjo ir turbūt tik tas įvykis, kai tėvas išsivežė savo vaiką, dabar jau vadina pagrobė į Rusiją perplaukęs. Tai tik tas įvykis paskatino domėtis, kaip čia taip atsitiko, kad Lietuva nežino, kiek žmonių turi rusiškus pasus. Rusijos atveju yra kitaip. Ten Rusija dalino juos iš tikrųjų visiems, kurie pasiskelbė, bet kurie yra gimę Sovietų Sąjungoje, jų manimu. Tai yra iki pat Sovietų Sąjungos likvidavimo 91 metų pabaigoje. Visi gimę, tai yra visi mūsų karto žmonės, formaliai galėjo, būdami kažkur Rusijoje arba čia netgi ambasadą kreiptis ir gauti rusišką pasą. Kokia yra Baltarusijoje pasų išdavimo tvarka ir Baltarusijos pilietybės suteikimo, aš dabar neatsakyčiau taip staiga užkluptas, bet jinai panašiai yra. Bet tai reiškia, dabar, kad Romai, Baltarusijoje Wagner samdiniams yra dalinami baltarusiški pasai. Taip, ten viskas daug priklauso nuo politinės valios, ta prasme, jeigu prezidentas panorės dalinti arba kažkam iš KGB bus toks sumanymas dalinti, tai ir tie visi pabėgėliai, kurie pas mus per sieną irgi gali turėti baltarusiškus pasus, jeigu jiems reikėtų. Bet kiek Lietuvoje gavo jų? Pirmiausia, iki 20 metų, kai vyko ten ta revoliucija Baltarusijoje ir buvo nuslopinta, Lietuva daugiau bendradarbiavo su Baltarusijos institucijom ir ta informacija buvo keičiamasi, bet keičiamasi tiek, jeigu mes davėm viską, tai Baltarusijai duodavo tai, ką nori. Bet ta pati situacija ir su Rusija, ar ne? Nes iki karo iš esmės vyko apsikeitimas duomenim, dabar jis nevyksta ir dabar kiek žmonių gauna tą pilietybę arba kiek ją turi ir nuslėpė,
Lietuvos institucijos neturi duomenų ir tai nekartą patvirtino tiek vidaus reikalų ministerijos, tiek migracijos departamento vadovai, kad tokie duomenys net keliauja. Ar tau neatrodo, kad esant dabartiniai tokiai situacijai, karas Ukrainoje ir tos įtampos pasienyje, vis dėlto turėtų keistis ir pačios valstybės požiūris, būtent, nežinau, šiek tiek ne tai, kad reglamentuoti, bet pagaliau sutvarkyti tą sistemą. Tu prisimeni, prieš keletą savaičių čia buvo skandalas, kai ir valstybės tarnautojai ir pareigūnai vykdavo į tą pačią Baltarusiją ir kilo mintis, kad bent jau jiems galbūt uždrausti galimybę išvažiuoti į Baltarusiją, nes pavojų ten tikrai yra. Mes nežinom ir kiek valstybės tarnautojų dar turi tą dvigubą pilietybę. Nes jeigu nežinom nieko, tai nežinom ir šito. Kitas dalykas, kad žmogus gaudamas pasą, tai ne tik gauna dokumentą ir ne tik teisę ten važiuodamas, tarkim, per sieną Lietuvos pusėje parodyti lietuvišką, o ten jau jų pasą, bet kartu gauna ir pareigas, įsipareigojimus tai šaliai. Ir jeigu, tarkim, Rusijos pilietis gali būti mobilizuotas ir pasiųstas vykdyti kažkokios užduoties, tai yra jo pareiga. Jis turi tarnauti savo tai antrajai tėvyniai, taip pat kaip pirmajai, arba ir kiekviena mano, kad jo yra svarbiausia ir pagrindinė. Tai čia yra vis dėlto grėsmė šaliai ir kažkokiu būdu ta informacija turi būti surinkta. Tavo nuomonė, koks yra būdas, kaip surinkti? Naivu tikėtis, tai yra neviešas veikimas, kriminalinė žvalgyba ir kiti žvalgybos metodai. Tai tie atvejai, kai, sakysim, vizos neturėdamas per sieną su Rusija važiuoja žmogus, kuris neturi vizos su lietuvišku pasu iš mūsų pusės. Tai aišku, kad jis kitoj pusėje kažką parodys tokio, kas dėl ko jį leis. Yra būdų. Ir aš manau, kad ta informacija yra renkama, bet jinai nėra, jinai galbūt apibendrinama kažkiek, bet nėra naudojama konkrečių žmonių atžvilgių, kol neįvyksta tokie incidentai kaip su tuo tėvu. Na kągi, dabar paklausykime, kągi sako vidaus reikalų ministrė, argumentuodama, kodėl Lietuva ruošiasi uždaryti dar 2 pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Turime dėl konkrečių kriterijų, kada mes imtumėmės ir priimtumėm sprendimą uždaryti sieną. Ir šitie kriterijai yra 2. Tai pirmiausia yra ginkluotas incidentas arba incidentai prie vienos iš valstybių sienos. Tas incidentas turėtų būti tikrai toksai, kad keltų rimtas grėsmės mūsų valstybių nacionaliniam saugumui. Antrasis kriterijus tai yra organizuotas masinis neteisėtų migrantų prasiveržimas per vienos iš valstybių sieną. Ir sutarėme, kad esant vienam iš šitų kriterijų įvyksta operatyvus informacijos apsikeitimas, pirmiausia mūsų tarnybų lygmenyje, ir tada yra priimamas sprendimas tarp valstybinių, tai yra tarp vyriausybinių lygmenių. Ir artimiausių metų vidaus reikalų ministerija siūlys uždaryti dar 2 kontrolės punktus, tai yra Lavoriškių ir Raigardo kontrolės punktą. Bet noriu pažymėti, kad tai yra susiję labai stipriai su 2 aspektais. Tai pirmasis aspektas yra susijęs su pareigūnų poreikiu. Tai, kad mums šiandien esant tokiai situacijai prie mūsų sienos reikalinga, kad kuo daugiau pareigūnų būtų prie žaliosios sienos. Ir pasienio kontrolės punktų uždarimas reiškia, kad mes pareigūnus galime turėti būtent prie žaliosios sienos. Ir antras aspektas tai yra kontrabandos problema. Ir kontrolės punktų uždarimas taip pat padeda spręsti ženkliai šitą problemą. Pilietiškumo dėlionė. Romai, nenustebino argumentai, tai yra 2 argumentai, būtent pasienio pareigūnų trūkumas ir kontrabanda. Nenustebino, nes tokios saugos, kokios dabar yra pasienyje, tikrai nelabai motyvuoja ten eiti dirbti didelę žmonių mines, tikrai jie turi neužpildytų etatų ir kas turi atitinkamą išsilavinimą arba gali jo pasiekti, tai aš netgi paraginčiau ten darbo ieškotis, jeigu kitur nepavyksta kažko geriau apmokamo rasti, bet antrasis argumentas yra pakankamai tvirtas. Ir sakysim, kalbant vėlgi apie tą patį Raigardo postą, tai aprūpina kontrabandiniais rūkalais visą regioną. Visą Druskininkų savivaldybę, dalį Lazdijų rajono, dalį Varėnos, būtent per ten važiuojantys žmonės parsiveža. Ir parsiveža, aš tikrai netikiu, kad taip jau visi veža po tuos 2 leistinus pakelius, žiūrėdamas į tuos kiekius, sakysim, viešose vietose, ne
vietoj numestų ir nepataikytų į šiukšlinės pakelių skaičių ir pagal statistiką visą atliekami tyrimai apie 30% užima nelegalūs rūkalai. Jeigu šiandien norėčiau nusipirkti kontrabandinių rūkalų, pavyzdžiui, Druskininkų kurorte, įtariu, kad man neparduotų, nes mane ten iš veido pažįsta, bet kur reikėtų ieškoti ir kur kiti perka, aš tikrai žinau ir matau. Tam pačiam vienas iš šaltinių, tai yra viena iš vietų yra Druskininkų turgus, ten žmonės prekiaujantis kitom prekėm, jeigu jų reikia žinoti tiesiog, kurio klausti, jeigu primiktinai paklausia arba mandagiai, arba pasakysi, kas rekomendavo iš bendrų pažįstamų, tai vietoje, aišku, nelaiko, kad neįkliūtų pareigūnams, bet nueis atneš ir parduos. Bet ko gero ta pati situacija yra ne tik tai pietų Lietuvoje, bet ir kitose Lietuvos regionuose, ypatingai pasienio regionuose, kurie... Bet prisiminkim, vienas dalykas yra iš tų Druskininkų sėsti ir važiuoti čia pat per sieną ir už jos nusipirkti ir grįžti, tai yra kuro sąnauda. Dar plus įsipila kuro pigesnio, alkoholio pasiima į leistiną kiekį, prisikamšo ten į automobilį kažkur ar už drabužių tų cigarečių pakelių ir parvažiuoja. Kitas dalykas, jeigu reikės važiuoti keliasdešimtis kilometrų per kitą postą, jau iš karto ta kelionė tampa nuostolinga. Beje, štai Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava generalinis sekretorius Zenonas Buivydas tvirtina, kad vidaus reikalų ministerijos planai, apie kurios ką tik tai mes girdėjome, sakė vidaus reikalų ministrai, uždaryti dar 2 pasienio kontrolės punktus su Baltarusija, neigiamai paveiks transporto sektorių. Pasak jo, dėl tokio sprendimo prastės Lietuvos kaip tranzitinės šalies įvaizdis. Na, vežėjai visada, ko gero, sako, kad bet kokie veiksmai jie ir įvaizdžiui kenkia, na ir žinoma jų verslui kenkia. Tikrai prastės Lietuvos kaip sankcijų apėjimo šalies įvaizdis. Ar mes tikrai norim tokio įvaizdžio? Ir didžioji dalis to tranzito būtent yra toks tranzitas, kai veža į visus tos stanus ir paskui tos prekės atsiduria vis tiek Rusijoje. Tai aišku, iš to uždirba pinigus, iš to kažkas maitina šeimas, bet tai yra kruvini pinigai, sakykime taip. Na štai, kalbant apie tos kruvinus pinigus ir sankcijų apėjimą, be jokios abejonės dabar atliekamas ne vienas žurnalistinis tyrimas ir ko gero tie skaičiai yra įspūdingi. Aš prisimenu kažkada ir dar šiais metais ir ekonomikos ir inovacijų ministra Aušrinė Armonaitė teigė, jog 1000% padidėjo prekių reeksportas į Vidurinės Azijos šalis, kur iš tikrųjų tos prekės nusėda, ko gero niekas negali pasakyti. Ko gero tikrai nepadidėjo tose šalyse vartojimas taip smarkiai. Jie staiga nepuolė valgyti ten lietuviškų maisto produktų ar galų galio to, ką vežam pramonės gaminių, tokių komponentų pramoniai, kurių netgi jų šalyse esančioms įmonėms nereikia. Jos nesurenka ten kažkokių dronų ar dar ko nors, kad jiems reikėtų būtent tų mikroschemų, bet jos keliauja į tą šalis neva vidinių pirkėjų ir paskui sutvarkomi dokumentai perparduoda ir iš ten jau gali laisvai keliauti, nes tai yra nepriklausomų valstybių sandrauga, vieninga muitinė erdvė, kur gali net ir be patikrinimo keliauti ramiausiai savo į Rusiją. Taip, kad mes aprūpinam karą. Taip. Romai, čia būtų galima retoriškai paklausti. Tu minėjai apie kruvinus pinigus. Ir mes kalbame mūsų laidoje, nemažai kalbame apie pilietiškumą, apie bendruomenių sutelkimą. Tai kaip dabar tos svarstyklės? Verslas yra verslas ir visa kita neturi jokios reikšmės. Na, aš jau nekalbu apie tos atvejus, apie kurios tu pasakoji, tos pastovios kelionės į Baltarusiją pigesnių cigarečių, kurios kainuoja po to parvežtos dvigubai pigiau negu čia Lietuvos parduotuvėse. Bet kiek tokia situacija gali tęstis? Tokia situacija gali tęsti neribotą laiką ir tokia situacija gali klampinti mus vis giliau ir giliau. Kai karas buvo naujiena, kai karas tik prasidėjo, iš tikrųjų buvo šokas ir dalis žmonių reagavo adekvačiai, dalis verslų iš ten pasitraukė, nustojo bendrauti iš viso su Rusija, net kultūriškai buvo tas toks karantinas, sakysim, visai rusiškai kultūrai. Dabar tie, kurie tada pasitraukė, didžioji dalis jų ir nepradėjo. Iš naujo ten ieškoti kontaktų, iš naujo pradėti kažkokių verslų. Tie, kurie kalbėjo, kad jiems dar reikia laiko pasitraukti,
jie taip ir nepasitraukė. Jeigu kalbėtumėm apie visą vakarų verslą, buvo statistika, kad išėjo vis dėlto ten keli šimtai didžiųjų įmonių, kurioms svarbu įvaizdis, kurioms iš tikrųjų rūpi, kuo kvepia tie pinigai, kuriuos uždirba, bet tikrai didelė dalis, ypač smulkesnių, ypač mažiau žinomų vardų, ten, kur daug akcininkų, daug tarpininkų, daug nuosavybės formų, daug kas liko. Ir dėja, mes esam tarptų šalių, kurios tas buvimas, sakysim, pasienio regione savo antspaudą uždėjo ir ne tik pasilikusių verslų, bet, sakysim, tų, kurie dirba, kurie, jeigu pradžioj buvo nutrūkę ryšiai ne dėl jų pačių sprendimo, o dėl to, kad tiesiog sankcijos neleido kažko vežti, tai užteko laiko susirasti tuos aplinkinius apėjimo kelius, tos schemos pakankamai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtingos, bet arba mūsų institucijoms sudėtingos, o kai pradeda žurnalistai tyrinėti, tai kažkaip paaiškėja, kad viskas gana lengvai atsekama ir atrenkama kažkur. Be jokios abejonės, bet iš kitos pusės, tu prisimeni tas diskusijas šių metų pavasarį, kai buvo kilusi idėja, jog reikėtų viešinti tas įmonės, kurios ir toliau tęsia bendradarbiavimą ir kurios, mano nuomonė, naudojamos kaip įrankiai ir dvigubos paskirties prekiams gabenti, ar po to viskas liktai nutilo ir iš esmės, kaip tau atrodo, ar iš tikrųjų štai toks viešas sąrašas įmonių, kurios ir toliau karo sąlygomis tęsia bendradarbiavimą ir vienokiu ar kitokiu būdu daro savo verslą, jis turėtų tam tikrą poveikį visuomeniai? Ukrainiečiai tokius sąrašus sudarinėja ir kažkaip niekas ten dėl to neskundžia jų teismams, kad gadina įvaizdį, nes puikiai supranta, ką daro. Tikrai nebūtų bėda, tik tiek, kad į tuos sąrašus, sakysim, galbūt nesąžininga truputį, kad į tuos sąrašus patektų ta dalis, kuri atvirai pasiliko ten kažkokias veiklas ir nepatektų tie visi, kurie naudojasi primityviam apėjimo schemom. Aišku. Na, o netrukus mūsų laidoje, bičiuliai, mes sugrįšime prie dar vienos šios laidos temos. Pilietiškumo dėlionė. Tęsime mūsų pilietiškumo laidą ir dabar pakalbėkime apie etiką. Apie etiką ne tik kalbant apie pilietiškumą, bet ir apie etiką miškuose, kur jie bebūtų. Romo Arkliukas. Romai, daug laiko praleidė miškuose. Šiais metais galima pasakyti, kad Dzūkijos grybingi miškai dėja nenudžiugino, bet Žemaitijoje, Aukštaitijoje, ko gero, grybų yra. Kodėl tavo nuomonė aktuali ir ši tema? Man aktuali todėl, kad aš faktiškai užaugęs miške. Ir mano pirmi vaikystės prisiminimai yra viskas prasidėjo nuo miško, kiek save prisimenu. Tėvas tada ir knygą parašė, Mažas girios dienoraštis, kurią daugelis mūsų kartos skaitytojų, su kuria užaugo. Paskui mes ją perleidom prieš keletą metų. O paskui taip ir net ir tada, kai gyvenau Vilniui, paskui grįžau vėl į Dzūkiją, aš taip ir neišėjau iš to miško, vis tiek traukė. Vis dėlto, kai manęs dabar paklausė dažnai Facebooko draugai, didmiestiečiai, kaip aš vadinu, ar yra Dzūkijoje grybų, ar verta važiuoti, kur daugiausia grybų, tai aš sakau Facebook. Iš tikrųjų, daugiausia grybų yra Facebook'e, ten kiek kalnus rodo žmonės, bet pripažinkim, kad tie kalnai dažniausiai yra ne iš Dzūkijos. Ir taip jau nutiko, kad tuo metu, kai šilinių dzūkų grybavimo tradicija buvo pripažinta nematerialiuoju kultūros paveldu, būtent nuo to laiko, kaip užrišta, vasarą grybų nėra, viskas. Bet pripažinom, tai reiškia, jeigu kažką pradeda, čia kaip su paveldu, jeigu kažką pradedam saugot, tai tas išnyksta. Tai tos tradicijos jos negali tęstis, nes nėra ką tęsti, nėra grybų. Na štai, bet kodėl jų nėra? Čia vėl galime paieškoti priežasties, nes iš ties lietuviai mėgsta grybauti, lietuviai mėgsta mišką, bet kai mes pasižiūrime į realų gyvenimą, ar ne, ir mes matome nykstančius miškų plotus ir ten gyvenančių žmonių skundus, jog nakties metu vežami medžiai, sunkvežimiai visą paklotę sužaloja ir taip toliau, ir tai vyksta įvairiose Lietuvos regionuose. Tai štai, apie etiką ir požiūrį
ir tą pilietišką požiūrį, jog visa tai yra ne tik mums, bet ir mūsų vaikams, galbūt mūsų anūkams. Ar čia vėl, kaip ir su dvigubos paskirties prekėmis, verslas yra verslas šiandien, nesvarbu, kokie tie pinigai kruvini ar nekruvini, o visa tai, kas bus vėliau, manęs nejaudina. Jeigu prisimenat, mes čia labai smagiai kalbėjom tą temą su daktaru Mindaugu Lapele, gamtininku, ir netaip seniai jis piktinosi socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje tuo dalyku, kad aplinkos ministerija ketina didinti miško kirtimo normas. Didesnės miško kirtimo normos reiškia dar daug didesnė tikimybė ir galimybė, kad ten, kur jūs pernai rinkot voveraites, o voveraites dažniausiai auga brandžiam pušynė su žalia samana, atvažiuosi ten ir to brandaus pušyno jau bus nebelikę, o bus išmalta viskas sunkios technikos, ir net jeigu tai yra kažkokia saugoma teritorija, nacionalinis ar kažkoks parkas, tai jeigu bus neplynas kirtimas, tai pamatysit 3 kreivas pušis, kurios bus paliktos kaip įrodymas, kad tai nėra plynas kirtimas, o faktiškai vis tiek bus sunaikintas miškas, kuris ataugs, bus atsodintas, kuriam vėl galėsit kaip jaunuolyne pasirinkti vėlyvą rudenį baravykų po kokių 20 metų. Na štai, bet po 20 metų, ko gero, kai kam tai gali būti neaktualu. Tai štai, o kas gali įsijungti į tą procesą? Aplinkos ministerija priima savo dokumentą, ar ne, miškų kirtėjai, žinoma, siekia pelno ir kerta visur, kur tik įmanoma, kur galima, o kartais ir negalima, o kur visuomenė? Ta santykiai tarp interesų skirtingų, sakysim, visuomenės, kurios poreikis yra rekreacijai, grybavimui, uogavimui, lankymuisi miške, tiesiog miško savininko poreikį, kad jo turtas neštų jam pajamas, ir verslo poreikį uždirbti, buvo bandyta suderinti miškų nacionaliniam susitarime dėl miškų. Žinot, ko jisai baigėsi, ten tik tai dalis buvo susitarta, dalis liko nesusitarta, bet jeigu jau pradėjom apie grybavimą kalbėti, tai mes kaip grybautojai galim sudaryti tokį prisijungti tokį neformalų nacionalinį susitarimą dėl grybavimo. Nes vis dėlto tikrai man nepatinka, kaip lietuviai elgiasi miške, ir ypač Dzūkijos miške, ir aš noriu pasiūlyti kelis punktus. Pirmiausia, apie tos Kaunos grybų. Suvalgyti iš tikrųjų parsivežę namo, kokio dydžio šeima bebūtų, kelių bagažinių neįmanoma. Pridavinėti dabar į punktus tikrai ta klasė, kuri gyveno iš grybavimo, komercinio grybavimo, šito sparčiai nyksta, nes paprasčiausiai, jeigu anksčiau būdavo toks reiškinys, kad kai nėra grybų, tai didelės supirkimo kainos, kai yra grybų, tai mažos kainos. Tas laikėsi dešimtmečiais. Sviravimas šiemet turbūt yra pirmi metai, kai Dzūkijoje ir grybų nebuvo, ir kainos buvo mažos. Tie grybautojai vis dėlto tikėjosi, kad prieš tai buvus infliacija, visos kitos kilę kainos, kilę vidutinės algos, kilusi minimali alga, persikels ir į grybų rinką, ir grybai kažkiek šiemet pabrangs. Ne, atvirkščiai, šiemet, sakysim, tų pačių voveraičių Dzūkijoje tik dabar truputį pasirinkti jau įmanoma, bet visą vasarą nebuvo, o kainos vyravo apie 3 eurus. Netgi buvo kritę iki 2,50, 2,70, taip galima sakyti, kad visą vasarą laikosi apie 3 eurus. Tai už tokią tiek pat buvo prieš keletą metų, ir dar litais kainavo panašiai. Tai kitaip sakant, per 10-metį kaina nepasikeitė. Tai ta komercinių grybautojų grupė išnyko, liko rekreaciniai grybautojai, kaip aš vadinu, ir sveikatinimo grybavimas. Apie sveikatinimo grybavimą atskirai gal pasakysiu kelis sakinius, bet tai va, tarp tų rekreacinių grybautojų mes ir galim susitarti, kad eidami iš miško, kaip gerai bediktų, grybaujam, kol prisirenkam vieną tradicinį kašiką, pintinę, ne dzūkams pasakysiu, vieną pintinę žmogui, arba jeigu jau aš labai nepritariu grybavimui kibiruose ir celofaniniuose maišuose, nes nepasisėjęs poros grybų, bet pagal kiekį, tai sakė, vieną kibirą. Vienas kibiras grybų vienam žmogui. Tai užteks ir džiovinti, ir išsivirti, bet ne 5 kibirai. Taip. Nes tada jie tiesiog supūva, dalis išmetam, ir tai yra nepaliekam kitiems. Ir daugiau nutrypiam, daugiau uždraskom. Vienas. Antras punktas nacionalinio susitarimo galėtų būti
būti vis dėlto, miškas nėra miestas, kad jame šūkau. Gyvenam išmanių telefonų laikais, visur veikia 4G ryšys miške, sugebam nufotografuoti augantį grybą ir įkelt čia pat į socialinius tinklus, tai sugebėkim ir vienas kitam paskambinti miške ir nerėk. Trečias punktas tai yra, jeigu einam per mišką, pamatom kitą grybautoją, tai kad vienas kitam iš panosės nerankėtum grybų ir nežvairuotumėm, tai susitarkim taip, pamatai žmogų, suky priešingą pusę nuo jo. Jis irgi daro tą patį. Ir viskas. Tada einam ten, kur neišgrybautos vietos ir renkam. Pasimatę, galim, jeigu per arti priėjom, yra dzūkai mėgsta tokį posakį padėk Dievę, pasisveikinam, ta prasme, ir einam į priešingas pusės, o nebandom užbėgti jo numatomą maršrutą, aplenkti ir išrauti ten kažką iš tolo įžiūrim augančio ar taip toliau. Romai, tai trys punktai. Paprasti, atrodo paprasti. Ir mūsų klausytojus noriu pakviesti papildyti tos punktus, kai šita laida bus įkelta į socialinius tinklus, pasidalinta, kai įkelta į radio stoties portalą, parašyti savo, ką jūs norėtumėte dar įrašyti, pasiūlyti į tą etikos kodeksą ir galbūt kada nors mums iš tikrųjų pavyks pasirašyti viešai peticijos formą ar dar kažkokią tą nacionalinį susitarimą dėl grybavimo. Na štai, ar verta pasirašyti, jeigu jo nesilaikoma, nes dažnai po to, kai padėtami parašai, ar ne visada yra jo laikomasi dėl vienokių ar kitokių aplinkybių. Bet štai tas susitarimas, kodėl aš taip kalbu? Štai ir šiais metais klimato aktyvistai intensyvina įvairias savo kampanijas, ar ne? Jos yra įvairiausios. Štai Ispanijoje aktyvistai užkimšo golfo skyles laukuose, nes žinant, tai klimato kaitai ir Ispanijos karštį, norint išlaikyti golfo lauką tinkamą naudoti, o jo naudojasi daugiau turtingesni žmonės, vis dėlto tam reikia daug vandens, ar ne? Mes štai kalbame apie Lietuvos miškus. Mes sakome, kad Lietuva yra žalias kraštas, mes tuo didžiuojamės, bet iš kitos pusės, jeigu šiek tiek gilin į mišką, tu matai, kad tie miškai iš tikrųjų yra beatodairiškai naikinami. Tai esi naivus, tikintis idealistas, kad toks susitarimas įmanomas? Susitarimas medienininkų turbūt neliestų. Bijau, kad dėl vandens mes golfo laukų irgi turbūt neužkišinėšsim, nes Lietuvoje požeminio vandens yra pakankamai ir netgi atvirkščiai vandentekio specialistai pataria dažniau naudoti kuo daugiau to vandens, kad jis atsinaujintų ir tie gręžiniai kokybiškiau veiktų. Bet kitas dalykas, vasaros iš tikrųjų darosi sausesnės, tas lietus iškrinta netolygiai liūčių pavidalu ir kitas dalykas, užėjus tokiom karščio bangom, kaip buvo čia vasaros pabaigoje keletas, tai kas be buvo prilyta, ten, kur yra sunkios dirvos, tarkim, labiau link vidurio Lietuvos arba Žemaitijos, tai ir tas vanduo kitaip susigeria ir kitaip išsilaiko dirvai, plus lapuočių miškai, visai kitaip. Pas mus tam dzūkiškam smėliuke, jeigu liūtis nulijo, tai ten nubėgo, susigerė viskas, saulė pakaitino iki 30 ir viskas traška, viskas sausa. Tai mums ta klimato kaita labiausiai jaučiasi sakysim, visų Lietuvos regionų šiliniai dzūkai labiausiai junta tą kaitą. Roma, jeigu prisiminti netokią tolimą istoriją, 88-89 metai, aš puikiai prisimenu tos jaunus žmonės, kurie buvo žaliaraiščiai ir kurie kėlė būtent tas ekologinės. Tada mes turėjome ir atominę jėgainę, ir tas judėjimas, kuris vėliau virto sąjūdžiu, iš esmės jo pradmenys buvo ekologijoje. Buvo gamtos išsaugojime, buvo savo krašto išsaugojime. Galbūt ateina laikas ir tam pilietinės visuomenės dalis vėl į tai atsigręš. Tikiuosi, kad ateis laikas, bet šiuo metu turim priešingą reiškinį, kuo daugiau yra politinių partijų savo pavadinime turinčių žalumą, tuo mažiau yra tų tikrų žaliųjų aktyvistų, kurie drįstų ten prisirišti prie medžio arba imtis tokių. Kažkodėl mes labai bijom radikalaus protesto, oi siaubas, kas atsitiks, kad čia išeis pamitinguoti arba iš tikrųjų net ir va taip radikaliuojamsis pasaulyje, tai vyksta, tie žmonės veikia ir būtent nuo jų veiklos atsirado visi aplinkosauginiai įstatymai. Taip, kuo radikaliau bespaudžiam, tuo vis dėlto galiausiai tai tampa normaliomis teisinėmis normomis ir pasiekiama, nes bandant tartis nepavyksta vis dėlto. Na štai, Šveicarijoje tie patys aktyvistai, apie 100 aktyvistų sutrikdė didžiausią Europoje privačių lėktuvų pardavimų mugę Ženevoje. Na, Šveicarija turtingas šalis ir būtent ten
susirinka turtingiausiai, kurie žiūri, ką čia nusipirkti eilinį savo lėktuvėlį. Tai štai, jie ten susirinko, prisikabino prie lėktuvų trapo, įėjimo į parodą ir tokiu būdu, sukėlė sumaištį ir praktiškai paroda neįvyko. Ar mes matėm nors vieną kukliai piketuojantį su plakatu prie Lietuvoje rengiamų mūgių, kuriuose eksponuojama miško naikinimo technika? Ko gero ne. Tai neturim tų aktyvistų. Galbūt užaugs. Galbūt užaugs. Tikėkime, kad iš tikrųjų gyvename realiame pasaulyje, kuriame begalė problemų, pradedant nuo sienų su Baltarusija, baigiant tuo, kaip būtų galima susitarti dėl grybų rinkimų Lietuvos miškuose. Tad dar kada primename, Romas pasiūlė 3 paprastus punktus. Jeigu jūs turite savo idėjas, tad dalinkite su tuo, o tikėkime, kad tai turės vienokį ar kitokį poveikį. Romai, šiandien ačiū tau už dalyvavimą mūsų laidoje ir tikėkime, kad, pilietiškumo dėliojame po kruopelytę, ko gero. Ir kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas mūsų pastebėjimas, ko gero, gali būti ta kruopelytė į pilietinę visuomenę, be kurios šiuolaikinė visuomenė tiesiog, mano nuomonė, negalėtų išgyventi. Kokia tavo nuomonė? Aš manau, kad būtent tų visų fragmentų, čia ir minėtų žaliųjų aktyvistų ir profesinių sąjungų, ir darbdavių, ir verslo atstovavimo, visų sričių, kuo bus daugiau kalbančių apie savo interesus, kuo daugiau aiškiai atstovaujančių žmonių, tuo mes kaip visuomenė būsim turtingesnė ir labiau susišnekami. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.